daktaras Pelėda ir pyragai. Į mišką atėjo vasara. Mažieji draugai nusprendė ją pasitikti surengdami iškilą. Pasidarykime iškilą pievoje, pasiūlė bitė Baltazaras. Visi galėtume iškepti po pyragą, pridėjo laumžirgė Zefira. Reikia paskirti teisėją, kuris paragaus visus pyragus ir nuspręs, kuris skaniausias, pasiūlė Beris. Pasiūlykime daktarui Pelėdai, sušuko Flaterė. Mažieji draugai kibo į darbus. Dolė kepė pyragus su boružėlių taškais. Beris, žinoma, kepė sraigių formos vyniotinį. Baltazaras pagamino daug dryžuotų bičių, Burbuliukas gėles iš trapios tešlos, Rozita braškinius rutuliukus su marcipano rožėmis. Flaterė kepė drugelių formos sausainius. Morisas saldžius koldunus. Edis karamelinį pyragą. Šimtakojis pyrago pirštelius. Zefira pagamino vaisinius rutuliukus. Stenlis pyragą su aguonomis. Frenkas šokoladinius lašelius. Menulvabalis sausainius su citrina. Boras obuolių skonio ledinukus. Ir Isa kokosinį besmegenį. Betė kaštonų širdis. Skrusdė motinėlė keksiukus su karūnomis. O ežys Haris su šokle ežio formos skanėstus. Viskas spėjo iškepti iki pietų ir visi su didelėmis pyragų lėkštėmis susirinko ant pievelės. Netrukus pasirodė daktaras Pelėda. Kokie gražūs, maloniai sugaudė jis. Dabar visi eikite namo ir grįžkite, kai pradės temti. Laimėtoją paskelbsiu vakare. Kai tik pradėjo temti, mažieji draugai grįžo į pievą. Bet susirinkusiems teko nustebti. Daktaras Pelėda miegojo. Beris sušuko. Daktarė Pelėda, kur visi pyragai? Ar viską suvalgėte? Nusiminusi paklausė Dolė. Na, gali būti, kad paragavau daugiau nei derėjo, paaiškino jis. O kuris laimėjo? Paklausė Burbuliukas. Nežinau, labai skauda pilvą, vos galiu pajudėti. Visiems pagailo daktaro Pelėdos. Jam taip skaudėjo pilvą, kad ežys Haris parvežė jį namo savo vežimu. Tai kas dabar? Atšauksime iškilą? Liūdnai paklausė Burbuliukas. Žinoma, ne! Sušuko balsas ir iš savo kamininių pyragų furgono išlindo Blakė kareivėlis. Miško draugai iškart nudžiugo ir pievelę užtvindė džiaugsmingos muzikos garsai. Visi sustojo ratu ir šoko iki vėlumos. Ir žinoma, suvalgė visus kamininius pyragus bei daktaro Pelėdos paliktus trupinius. Kitą rytą daktaras Pelėda pabudo prastos nuotaikos. Koks aš storas, suniurzgė jis savo. Kažkas pasibeldė į duris. Kaip laikotės, daktarė Pelėda? Visi paklausė vienu metu. Jau geriau. Atleiskite, kad sugadinau jūsų iškilą. Nesugadinote, nusijuokė Beris. Ateikite su mumis pasportuoti, pridėjo Baltazaras. Visi kartu pajudėsime ir pasijusite geriau. Daktaras Pelėda puškuodamas atliko visus pratimus. Ir iš tikrųjų pasijuto žymiai geriau. Rugpjūtis, mėnulio supynės. Vieną rugpjūčio popietę miško draugai nusprendė ieškoti danguje krintančių žvaigždžių. Užlipkime ant kalno, iš ten tikrai matysis, tarė Dolė.
Ir galėsime aplankyti Mėnulvabalį, pridėjo Flaterė. Mėnulvabalis sėdėjo prie savo namo ir mėgavosi vasaros saulę. Pamatęs draugus, jis apsidžiaugė ir pakvietė juos vidun. Kaip džiaugiuosi, kad atėjote. Kaip sugalvojote čia atkeliauti? Paklausė jis. Norėtume su tavimi paieškoti krentančių žvaigždžių, paaiškino Beris. Puiku, pagaminsiu limonado. Kol laukiame, pasistatykime supynes, tarė Stenlis. Puikiai mintis, pritarė Baltazaras. Sodo gale jie rado ilgų lentų. Supjaustė jas, sutvirtino ir netrukus supynės buvo pastatytos. Bet kai Stenlis ant jų atsisėdo, mediena garsiai sutraškėjo ir sulūžo per pusę. Lenta buvo per silpna. Reikia stipresnės, skundėsi bitė. Tad jie dar kartą kibo į darbą ir netrukus supynės vėl buvo paruoštos. Bet kai Flaterė su Dole ant jų atsisėdo, jos nesisvėrė nei į priekį, nei atgal. O, per stipriai prisukome varžtus, suniurzgė Elniaragis. Tad jie dar kartą kibo į darbą. Bet jiems baigus lūžo vidurinė supynės dalis. Mums niekada nepavyks. Ir darosi vėlu kažką statyti, paskelbė Baltazaras. Turiu dar vieną mintį, paslaptingai šypsodamasis tarė Mėnulvabalis. Mėnulė, prašau, nusileisk pas mus. Ir Mėnulis nusileido iki pat kalno viršūnės. Tuomet Mėnulvabalis prie jo nuriedėjo ir kažką pakuždėjo į ausį. Mėnulis nusišypsojo ir tarė. Gerai. Supynės jau čia. Galite sėstis, bet paskubėkite, nes Mėnulis ilgai nebus, pamokė Mėnulvabalis. Mes tavęs nepaliksime, tarė Flaterė. Ir visi juokdamiesi suposi, kol netoliese ant žemės nusileido spindinti žvaigždės namas. Ir kasgi iš jo išėjo, jei netylioji žvaigždė? O, žvaigždė, tarė Mėnulis. Turbūt nustebai, kai netikėtai dingau iš dangaus. Bet aš tik norėjau padėti draugams pasisupti. Žvaigždė! Kaip gera tave matyti! Eikš su mumis, kartu galėsime stebėti krintančią žvaigždės, sušuko drugelis ir apkabino seną draugę. Man laikas atsisveikinti, turiu grįžti į naktinį dangų, tarė jiems Mėnulis ir pradėjo kilti į viršų. Neilgai trukus jie pamatė pirmą krintančią žvaigždę. O po to jų buvo tiek daug, kad buvo sunku suskaičiuoti. Kai pro dangų praskrido paskutinis šviesos kamuolys, žvaigždė nuėjo atgal į savo namą ir išskrido į dangų. Mažieji draugai nuėjo namo. Mėnulvabalis įsitaisė lovoje ir netrukus užmigo. O naktį užpildė švelnus gražių gėlių tviskėjimas. Mėnulio vabalas. Mėnulio vabalas gyveno mažame mėnulio formos namelyje. Jis turėjo mėnulio formos antenas, o sparneliai buvo kaip du maži mėnuliukai. Bet jis negalėjo skraidyti, nes tie sparnai buvo per ploni. Jis tiesiog sėdėdavo ant žolės ir žiūrėdavo į debesis.
Jo kojytės taip pat buvo silpnos, taigi jis negalėjo nei paskristi, nei paeiti, tačiau jam visada padėdavo voriukas. Mėnulio vabalas atsisėsdavo į mėnulio formos vežimėlį ir jiedu eidavo pasivaikščioti. Jei vabalas išalkdavo, voriukas pristumdavo jį prie stalo, o naktimis jį apkaišydavo. Voriukas niekada nesitraukdavo nuo mėnulio vabalo, visada žinodavo, ko jam reikia ir kada. Taip pat žinodavo, kada vabalui nereikia pagalbos. Bet vežimėlis netiko ilgoms kelionėms. Kai jis įsiruošdavo keliauti toliau, visada į pagalbą kviesdavosi savo gerą draugą Šimtakojį. Taip jiedu eidavo rinkti grybų į mišką arba į lėlių teatro pasirodymą. O vasaromis jie rinkdavo žemuoges. Šimtakojui patiko nešioti mėnulio vabalą ant nugaros. Bet vieną vasaros dieną Šimtakojis gavo laišką. Pažiūrėk, tarė jis džiaugsmingai. Laiškas nuo voveriuko Redžio. Jis kviečia mane į svečius. Iškeliauju jau rytoj. O kaipgi aš? Liūdnai paklausė mėnulio vabalas. Kaip rytoj nueisiu į Alfonso smuiko koncertą? Palauk, ką nors sugalvosim, tarė Šimtakojis. Jei tik galėčiau nueiti į koncertą pats, be pagalbos, atsiduso vabalėlis. Žinau, ko reikia. Jei tik turėtum krėslą, kurį pats galėtum stumti. Riedantį krėslą. Riedantį krėslą? Pakartojo mėnulio vabalas. Taip, jis man tikrai praverstų. Šimtakojis paėmė pieštuką ir pradėjo braižyti savo sumanymą. Kai brėžinys buvo baigtas, jiedu nuėjo pas Kolorado vabalą Edį. Šis buvo labai nagingas ir galėdavo sumeistrauti bet ką. Edis išstudijavo brėžinį ir iškart ėmėsi darbo. Jis atsinešė visus savo įrankius – gręžį ir kalį. Vežimėlis buvo baigtas dar tą popietę. Sėskis, išbandyk, pasiūlė Edis ir padėjo mėnulio vabalui atsisėsti. O dabar pasistenk jį pastumti, drąsino draugas Šimtakojis. Mėnulio vabalas atsargiai pasuko žiedą, pritvirtintą prie ratų, ir krėslas pajudėjo. Valio! Džiaugėsi Edis. Tai bus mano kojos, tyliai ištarė mėnulio vabalas ir nusišypsojo. Saulės spinduliai švelniai glostė jo kojeles. Jie važinėjosi iki vėlumos. Mėnulio vabalas išmoko sukti, pagreitinti, sulėtinti ir sustabdyti krėslą. Kitą dieną mėnulio vabalas patraukė į svirplio koncertą pats vienas. Būk atsargus, pavymui nerimastingai sušuko voriukas. Visi buvo nustebę ir bėgo jo pasitikti. Ei, tu atvažiavai pats? Paklausė Beris ir įdėmiai apžiūrėjo krėslą. Taip, pats. Išdidžiai tarė mėnulio vabalas ir papasakojo jiems apie sumanymą. Netrukus prasidėjo Alfonso koncertas. Jo pasiklausyti susirinko visi miško draugai. Po koncerto Beris ir Dolė patraukė namo su mėnulio vabalu. Voriukas sėdėjo prie lango ir laukė, kol jo draugas grįž gyvas ir sveikas. Vėjo malūnas. Vieną vasaros dieną Beris ir Dolė žaidė badmintoną prie malūno. Staiga jie išgirdo verksmą. Jis sklinda iš tos pusės, pastebėjo sraigius. Jie patraukė link ten, iš kur girdėjosi verksmas, ir priėjo malūną. Ten jie rado miltvabalį sėdintį ant žemės ir verkiantį. Kodėl tu verki? Paklausė jie. Audra sulaužė malūno sparnus ir aš negaliu jų pataisyti, pasiskundė miltvabalis.
Pasikvieskime kitus. Stenlis turi pjūklą, Baltazaras turi plaktuką. Visi kartu mes juos pataisysim, pasiūlė Dolė. Gerai, šniurkštelėjo Miltvabalis. Ir boružėlė nuskrido pasikviesti draugų. Netrukus pasirodė Stenlis, Baltazaras, Zefira, Edis, Burbuliukas ir Morisas. Jie visi ėmėsi taisyti sulaužytus sparnus. Jie plušėjo ištisas 2 dienas ir galiausiai darbas buvo baigtas. Valio! Sparnai kaip nauji, džiaugiasi Miltvabalis. Rytoj vėl galėsiu malti, pagaminsiu miltų ir iškepsiu jums šviežios duonos. Bet kita diena prasidėjo prastai. Vėjas nerodė jokio noro pūsti, o sparnai be jo pūtimo nesisuko. Miltvabalis vėl pradėjo verkti. Viskas gana, neverk. Mes juos pastumsim, gal tada jie pradės suktis. Pasiūlė Stenlis ir visi jam pritarė. 6 sparnus stūmė 7. Stenlis, Baltazaras, Burbuliukas, Edis, Zefira ir Morisas. Jie stūmė ir stūmė, bet netrukus pavargo. Taip ir neiškepsiu duonos, dejavo Miltvabalis. Einu paprašysiu vėjo papūsti, nusprendė Zefira ir nuskrido aukštyn. Ji mandagiai užkalbino vėją. Mielas vėjau, gal galėtum papūsti, nes nesisuka malūno sparnai, o Miltvabalis verkia. Vėjas labai nustebo. Kažką sumurmėjo panosėje ir tingiai nusileido žemyn. Jis giliai įkvėpė ir pradėjo pūsti į malūno sparnus. Malūnas vėl pradėjo suktis ir malti. Miltvabalis subėrė grūdus ir girnos sumalė juos į aukščiausios kokybės miltus. Išėjo didžiulis baltų miltų kalnas. Malūno sparnai vis sukosi ir sukosi ir nesustojo, kol Zefira nedavė vėjų ženklo. Ačiū, jau užtenka, tarė jį dėkingai šypsodamasi, ir vėjas vėl pakilo aukštyn. Kai miltai buvo sumalti, Miltvabalis pradėjo ruošti duonos tešlą. Jis įdėjo kepalą į krosnį ir kantriai laukė, kol iškeps. Kai kepalas įgavo auksinę spalvą, jis jį išėmė ir supjaustė storomis riekėmis. Bičiuliai tepė ant duonos sviestą ir uogienę ir puotavo tol, kol neliko nei trupinėlio. Velykiniai kiaušiniai. Pagaliau atėjo Velykos. Drugelė Matilda, karkvabalė Rosita, žiogė Striksė ir laumžirgė Zefira susirinko Dolitos namelyje marginti kiaušinių Velykoms. Kiek kiaušinių turim išmarginti? Paklausė Rosita. Pažiūrėkim. Beris rytoj tikrai ateis, taip pat ir Baltazaras, Saulius, Edvinas, Burbuliukas, Alfonsas ir Moliuskas Simas. Reiškia, kiekvienam turime išmarginti 7 kiaušinius. Kokie jie dailūs, esu tikra, kad berniukams jie patiks, pasakė Matilda kitoms. Jau metas namo, rytoj turiu keltis anksti ir iškepti berniukams blynų, pridūrė ji. Aš iškepsiu sklindžius, pasakė Rosita. O aš pagaminsiu obuolių pyragą, paskelbė Dolita.
Visos mergaitės kitą rytą pabudo labai anksti. Matilda nuskubėjo į virtuvę, užsirišo prijuostę ir užmaišė didelį dubenį blynų tešlos. Rosita užsirišo prijuostę ir pradėjo minkyti sklindžių tešlą. Dolita kočiojo obuolių pyrago tešlą, o Zefira gamino biskvito vyniotinį. Striksė pabudo labai geros nuotaikos. Berniukai niekad neatsikels anksti, aš turiu daugybę laiko iškepti obuolių pyragui. Ir ji pastatė didelį krepšį su obuoliais ant stalo. O varge, krepšys obuoliais apvirto, nustumdamas jos dailius velykinius kiaušinius ant grindų, jie visi sudužo. Ak, mano kiaušiniai, ką aš dabar darysiu, kuo vaišinsiu svečius? Mažoji žiogė verkdama nubėgo į Dolitos namus. Dolita, aš sudaužiau visus 7 savo kiaušinius, padėk man. Neturiu laiko, Striksė, aš kepu obuolių pyragą. Bet vis dar turiu 2 neišmargintus kiaušinius. Jei tu greit juos išmarginsi, jie spės išdžiūti. Rosita, visi mano kiaušiniai sudužo. Gal gali padėti? Aš kepu sklindžius, bet tu gali pasiimti šituos 3 baltus kiaušinius. Dar turėsi laiko juos išmarginti. Matilda, padėk. Turiu iš naujo marginti savo kiaušinius. Ankstesnieji sudužo. Visi? Atleisk, Striksė, bet dabar negaliu padėti, mano blynai sudegs. Gali pasiimti šiuos 2 baltus kiaušinius, kurie man liko. Nutiko kai kas baisaus, Zefira. Sudaužiau visus kiaušinius, kuriuos vakar išmarginau. Prašau, padėk man, nes neturiu laiko marginti dar 7 kiaušinių. Pasiskundė Striksė savo draugai laumžirgiai. Žinau, kas tau gali padėti, eime su manimi. 2 draugės bėgo per miškai iki pat urvo. Apsimiegojęs voras išlindo iš savo namų. Gal gali mums padėti, vorė? Paklausė Zefira. Sudužo visi Striksės kiaušiniai. Ir dabar ji turi išmarginti naujus, bet nebėra laiko. Berniukai tuoj ateis pas ją į svečius. Ja, jau taip reikia, suniurnėjo voras. Ačiū, tu labai malonus. Striksė atsinešė savo dažus ir teptukus ir jiedu pradėjo marginti kiaušinius. Voras galėjo marginti iš karto net 3. Mes baigėm, linksmai pasakė Striksė. Paskui ji padėkojo vorui už pagalbą ir sukrovė gražiuosius kiaušinius į lėkštę. Netrukus pasigirdo beldimas ir Striksė atidarė duris. Ji jas atidarė ir sulaukė pasveikinimo iš visų 7 berniukų vienu metu. Linksmų Velykų, Striksė! Berniukai užėjo vidun. Striksė padavė jiems lėkštes ir visi paėmė po margą kiaušinį. Deja, negaliu jums pasiūlyti pyrago, tyliai ištarė Striksė ir papasakojo berniukams, kas nutiko. Nesijaudink dėl to, juokėsi berniukai. Dolitos namuose mes valgėm obuolių pyragą, Rositos namuose sklindžius, Matildos namuose blynus, o Zefyros namuose biskvito vyniotinį. Mūsų pilveliai jau pilni. Lėlių spektaklis. Vieną saulėtą vasaros rytą Beris pabeldė į Dolitos duris. Šiandien lėlių spektaklis. Eime ir pasakykim Edvinui su Matilda. Pirmiausia, Beris ir Dolita nuėjo gražiuosius draugelės namus. Kelkis, Matilda, Blusas rengė lėlių spektaklį apie Snieguolę ir 7 nykštukus. Paskui mažieji draugai sustojo prie Kolorado vabalo namų. Edvinai, ar eisi pasižiūrėti lėlių spektaklio? Bet Edvinas neatidarė durų. Paskubėk, Edvinai, mes pavėluosim, šaukė Beris, bet niekas neatsiliepė. Matilda atsargiai pasuko rankeną ir įkišo galvą vidun. Tu vis dar su pižama, Edvinai, suniurnėjo Beris. Greičiau renkis. Aš niekur neisiu. Ant mano pilvelio bjaurūs įkandimai man baisiai niešti, kūkčiojo Edvinas. Leisk pažiūrėti, paprašė Dolita. Čia ne įkandimai, tu susirgai vėjaraupiais, pasakė ir boružėlė savo sergančiam draugui. Nereikia bijoti, aš jais jau persirgau ir turėjau daugybę taškelių.
Pakviesiu daktarą Pelėdą, pareiškė Dolita. Jis žinos, ką daryti. Daktaras Pelėda netrukus atvyko ir įdėmiai apžiūrėjo Edviną. Tai tikrai vėjaraupiai. Vėjaraupiai yra užkrečiami. Bijau, kad negalėsi eiti į lėlių spektaklį. Užkrečiami? Ar tai reiškia, kad Beris ir Dolita ir Matilda užsikrės mano vėjaraupiais? Ne, nesijaudink, sirgti vėjaraupiais galima tik kartą, o jie visi jau persirgo pernai metais. Taškelių negalima kasyti. Bus ir daugiau lėlių spektaklių, ramino jį Beris. Neliūdėk, tu greitai pasveiksi, šypsojosi Dolita. Beris, Dolita ir Matilda atsisveikino su Kolorado vabalu ir nuskubėjo į renginį. Lėlių spektaklis vyko pievoje. Ir 5 blusos buvo lėlininkės. Atsivėrė uždanga ir spektaklis prasidėjo. Visi įdėmiai žiūrėjo visą spektaklį ir jam pasibaigus garsiai plojo. Lėlininkės blusos išėjo iš už uždangos ir nusilenkė. Kaip gaila, kad Edvinas negalėjo eiti su mumis, liūdnai pasakė Dolita. Esu tikras, kad jam būtų patikę. Gal surenkime lėlių spektaklį jam? Staiga pasiūlė Dolita. Kokia puikia mintis, Dolita, sušuko Matilda. Ir 3 draugai netrukus ėmėsi darbo. Matilda piešė nykštukus, Dolita piešė snieguolį ir princą, o Beris piešė piktą karalienę. Paskui jie iškirpo savo piešinius ir priklijavo juos prie pagaliukų. Kai viskas buvo baigta, jie nusėlino prie Edvino lango ir pabarbeno į stiklą. Kolorado vabalas atidarė langą ir pažvelgė į lauką. Lai prasideda lėlių spektaklis, pasakė Beris, ir 3 draugai pradėjo pasirodymą. Ačiū, pasakė Edvinas. Jūs geriausi draugai, kokius tik galima turėti. Daktaras Pelėda grįžo po 10 dienų ir Edvino taškelių jau nebebuvo. Ežiuko Hario gimtadienis. Vieną vasaros rytą Sraigius Beris, Boružėlė Dolita ir jų miško draugai žaidė sau pievoje. Jie vienas po kito suposi ant supynių. Turbūt labai smagu taip suptis. Gaila, kad aš tam per sunkus, atsiduso ežiukas Haris. Jo draugai nežinojo, ką ir sakyti. Kitą savaitę ežiuko Hario 10 gimtadienis, priminė Boružėlė. Jam sueis 10 metų, pridūrė Sraigius. Kaip manot, kokios dovanos jis norėtų? Aš žinau, sušuko Baltazaras ir pašoko. Supynių! Kokia puikia mintis! Padarykim Hariui didelės supynės, džiugiai tarė Dolita. Mažieji draugai iškart ėmėsi darbo. Jie atsinešė pjūklą, plaktuką, vinių, atsuktuvą ir surado stiprių šakų. Jie pritvirtino supynės prie storų medinių stulpų ir labai tvirtos virvės. Kai supynės buvo baigtos, jie visi nuėjo į Baltazaro namus kepti torto. Jie įmušė kiaušinius ir maišė sviestą. Dūzgė plakiklis ir tarškėjo mediniai šaukštai. Bitino virtuvėje netrukus gardžiai pakvipo. Jie papuošė tortą vyšniomis, razinomis ir riešutais. Įsmeikim ant viršaus žvakutes, pasakė Matilda. Taip, 10 žvakučių, linktelėjo Dolita. Parašykim Hariui laišką, pasiūlė Beris. Mielas Hari, prašom ateiti į Baltazaro namus per pietus. Mes visi tavęs lauksim. Gal gali nunešti Hariui? Paprašė Beris.
Tik nesakyk apie tortą ir supines, sušuko jam pavymui Dolita. Baltazaras ir Saulius padėjo tortą ant apvalaus stalo ir išnešė jį į lauką. Mažosios skruzdėlytės žaidė slėpynių ir staiga mažiausia skruzdėlė atsitrenkė tiesiai į stalą. Tu apvertei stalą. Tortas sugadintas, sudėjavo Baltazaras. Tortas? Ką mes dabar darysim? Pravirko Dolita. Ežiukas Haris ateis, bet kurią akimirką be torto nebebus. Mažosios skruzdėlytės labai apgailestavo dėl to, ką padarė, bet viena iš jų šovė mintis. Surinkim kuo daugiau vaisių ir uogų ir sukraukim į didelę krūvą, atrodys beveik kaip tortas, ar ne? Puikiai sugalvota, pasakė Saulius. Žinau, Haris mėgsta vaisius. Beris, Dolita, Baltazaras, Saulius ir mažosios skruzdėlytės pradėjo rinkti vaisius ir uogas. Kolorado vabalas Edvinas, laumžirkė Zefyra ir karkvabalė Rosita jiems taip pat padėjo. Netrukus jie surinko išties didelę krūvą. Saulius įsmeigė 10 žvakučių ant vaisių krūvos prieš pat ateinant ežiukui Hariui. Su gimtadieniu, Hari! Sušuko visi. Oho, kokie gardūs vaisiai, mano mėgstamiausi, labai jums ačiū, apsidžiaugė ežiukas. Mes turim tau staigmeną, pasakė Dolita, ir jie nuvedė Harį prie supynių. Haris buvo labai nustebęs. Kokios didelės supynės, ar galiu pasisupti? Paklausė jis džiaugsmingai. Taip, mes jas padarėme tau. Valio, dabar ir aš galėsiu suptis. Labai jums ačiū. Paskui jie sustojo aplink vaisių krūvą ir pradėjo valgyti. Jie valgė ir valgė, kol suvalgė beveik visus vaisius. Jie sukrovė likusius obuolius ir kriaušes ant Hario spyglių ir jis juos nusinešė į savo apsamanojusi namelį. Haris nuėjo miegoti laimingas ir nekantraudamas sulaukti rytojaus, kai vėl galės supti su savo draugais. Friends. Geriausi draugai. Buvo graži saulėta diena ir boružėlė Dolita dairėsi pro langą. Einu papusryčiauti, pagalvojo ji, o paskui eisiu pasivaikščioti po pievą. Ji nusprendė pasiimti karutį. Galbūt rasiu įdomių daiktų ir galėsiu juos parsivežti savo karutyje, pasakė ji sau. Dievulėliau, tarė Dolita. Kokia daili raudona vyšnia, man pietums bus pats tas. Ji bandė įkelti vyšnę į savo karutį, bet ji buvo per sunki. Per sunki mažai boružėliai. Staiga pasirodė sraigius Beris. Ko liūdi, boružėlė? Paklausė Beris. Negaliu įkelti šios vyšnios į savo karutį, atsakė Dolita. Neverk, aš tau padėsiu, tarė šypsodamasis Beris. Ir dviems jiems buvo kur kas lengviau įkelti vyšnę. Dolita patraukė namo su sultinga vyšne. Dabar jau Beris nuliūdo. Ar nenori pasidalinti su manimi? Pasakė sraigius ir trinktelėjo maža kojelę. Aš tau padėjau. Bet aš pirmoji ją radau, atšovė Dolita. Nieko tau neduosiu, ji mano. Beris buvo labai nuliūdęs. Ir jiedu pradėjo ginčytis dėl vyšnios. Ji mano, šaukė Dolita. Taip neteisinga, šaukė ir Beris. Jie stumdė ir traukė vyšnę, kol jį perskilo per pus. Beris su Dolita nukrito ant žemės.
Jie labai nustebo, kai žalias kirmėliukas iššliaužė iš vyšnios. Ką padarėte mano vyšniai? Sumurmėjo jis. Ta vyšnia buvo mano namai. Oi, tik nereikia liūdėti, tarė kirmėliukas. Žinau, kur galim rasti kur kas daugiau. Galėsite valgyti vyšnes, kol aš ieškosiu savo naujo namo. Dolita įkėlė kirmėliuką į savo karutį ir visi jie patraukė ieškoti vyšnios medžio. Kai jį rado, pamatė, kad žemė aplink vyšnios medį buvo padengta sultingomis, raudonomis uogomis. Beris ir Dolita net pašoko iš džiaugsmo. Kirmėliukas netrukus užmigo, Beris su Dolita gardžiavosi šviežiomis uogomis ir laikas prabėgo nepastebimai. Buvo jau vėlu, todėl jie nusprendė keliauti namo, bet šį kartą su vyšniomis. Viena Dolitai ir viena Beriui. Saulė jau leidosi, kai jie pasiekė Berio namus. Jie išėmė Berio vyšnę iš karučio ir atsisveikino. Beris įėjo vidun ir pamojavo Dolitai pro langą. Beris greit užmigo po tokios smagios dienos. Mažasis Sraigius sapnavo, kaip žaidžia prie vyšnios medžio su Dolita ir valgo iki soties. Dolita grįžusi namo nuėjo tiesiai į lovą. Nuo tos dienos Beris ir Dolita buvo geriausi draugai.